Sveiki visi, tai papasakosiu, kas per daiktas yra tas IT rėmėjas. Tai gal yra tekę jums renginių metu matyti panašius veikėjus, kurie turi užsidėję Lietuvos policijos rėmėjo ženklelį arba netatinius inspektorius gamtoje. Tai yra tokios kaip ir savanoriškų pagrindų veikiančios organizacijos, žmonės, kuriems yra ne vis vien ir kurie prisideda prie valstybės gerbūvio užtikrinimo savanoriškų pagrindų. Tai mes manom, kad atėjo laikas pagaliau turėti ir IT rėmėją, tai bus tokia kaip koncepcija, kuri leidžia IT specialistams užsiregistruoti specialų portalą ir matyti įvairių valstybinių institucijų poreikius. Tai dabar valstybinis IT ūkis labai sudėtingai tvarkomas, aš čia gal daug nesiplėsiu, bet tiesiog gal reiktų akcentuoti, kad dažnu atveju yra sprendžiami techniškai nesudėtingi klausimai, bet tiesiog dėl biurokratinių kliūčių juos labai ilgai užtrunka išspręsti ir kainuoja žiauriai daug resursų, visų mūsų mokesčių mokėtojų pinigų, tai mes norime tokiems nesudėtingams problemams turėti įrankį, kur IT profesionalai galėtų jungtis ir matyti, koks yra poreikis ir galbūt paimti išspręsti problemą neatlygintinai. Tai yra kuriamas IT rėmėjo portalas, prie kurio gali jungtis valstybinės institucijos, jos ar ne postina kokį poreikį turi, o iš kitos pusės IT rėmėjas prisijungia ir mato, ko kam reikia ir galbūt padeda išspręsti tas problemas. Ir visa, kaip sakyta, smagioji dalis, mes norim, kad IT rėmėjai patys sukurtų tą IT rėmėjo portalą ir kad jis būtų maksimaliai user-friendly, ten puikia vartotojo sąsaja, UX išdirbtas ir taip toliau. Tai nesiplečiant, čia tokia kaip ir esminė idėja yra padaryta ir Figmos eskizas šioks toks, bet irgi gal čia per daug dabar nerodysim, bet kam įdomu, kreipkitės ir tikrai kartu galim padaryti didelį pokytį valstybėje. Ačiū.